O kiek žmonių apgyvendinat vienoj patalpoje ir kiekvienas darbuotojas gauna atskirą kažkokį gyvenamą vietą? Tai kiekvienas turi vienvietį miegamąjį, čia minimum standartas, nes dviese negali žmonės gyventi pas. Žmogus gali išsimiegot, pailsėti, jeigu yra vienas. O šiaip stengiamės, kad namuose gyventų maksimum 5 žmonės. Didesnių namų stengiamės vengti. Dėl to, kad kai daug žmonių vienoje vietoje irgi atsiranda visokių socialinių dalykų. Deja, kol kas dar vis pasitaiko taip, kad apie tai, kad yra probleminis žmogus, sužinom tada, kai vyksta kažkoks jų įvykis. Su tais probleminiais būna taip, kad nemažai jų yra ganėtinai charizmatiški žmonės. Ir jie kažkaip ten įtakoja kitus, kad viskas čia okei. Tai va, tai žmonės tyli, yra dar iš senų laikų gal tokių įsitikinimų, kad kaip aš čia skūsiu. Kaip čia taip? Ašgi neskundikas, nestukačias. Tai va, tokių yra keistų įsitikinimų. Bet mes skatinam bendradarbiauti. Mes negalim nieko pakeisti, jeigu jūs mums neinformuojat, kad žmogus savaitgalį ten neleidžia miegot. Leidžia muziką. Paprašius, baigti, jisai nereaguoja. Tai va, tai reikia, kad mums padėtų. Šito klausimu mums turi padėti darbuotojai. Bet jeigu trumpai atsakant, tai ką mes darom? Jeigu mes sužinom, kad žmogus probleminis, mes stengiamės jį kuo greičiau atleisti iš darbo.